pradžiai mes darėm tokias miniatiūras. Jie nebuvo didelis, tiesiog tai buvo įprasta ir tais laikais Vilniuje aplamai buvo, jeigu konkursai, tai tik miniatiūros. Bet kadangi pradžiai žmonės ėjo 2-3 kartus į savaitę, tai pradžiai kaip ir normaliai buvo dalyvauti tokiuose visokiausiose renginiuose, kur yra ten 3 minučių parodymas. Bet tai labai greitai nusibodo, nes labai norėjusi eksperimentuoti su įvairiom šokio technikom, pabandyti. Mes pradėjom rinktis ne 2, ne 3 kartus į savaitę, o kartais ir 6 ir 7. Ir tada atsirado noras kažką daryti kito, pabandyti kažkokį kitokį formatą, pabandyti. Kas man buvo įdomu, koks buvo vidinis poreikis, tai visada paeksperimentuoti su nauja kažkokią techniką, išbandyti, pakurti. Plius kiekvienas žmogus, kuris ateidavo, jis labai daug atnešdavo. Ir galima buvo eksperimentuoti ir daryti kartu. Čia nėra tai, kad choreografas pastato, o kitas žmogus daro. Čia buvo bendras visada darbas toks. Aš paskutiniu metu galvoju, kad tai yra nesibaigiantis eksperimentas man vis dėlto. Nu va taip. Nes pradžiai, padarom, gerai, pavadinam spektaklį. Tada, norisi pabandyti su šviesom. O kaip čia su šviesom? Dauguma net nežino, kaip ten stovėti toj šviesoj. O man kaip įdomu pabandyti su šviesom, kad tiesiog išmokti dirbti su šviesa. Pato, o kur rodyti? Ne visada tu gauni tą finansinį paramą. Gerai, mes tada turėjom tą Šatrijos klubą, kuris nemažai padėdavo mums. Bet tas finansavimas, iš kultūros ministerijos tu negausi tų pinigų. Ne. Čia, aišku, mano subjektyviai tokia nuomonė, bet tada buvo arba mėgėjai, arba profesionalai. Tokios tarpinės, tokios erdvės kaip ir nebuvo tuo metu. Ir tada, o norisi ne tik tarp savų parodyti, bet ir norisi turėti santykį su žiūrovu. Tada, ir pradėjom šnekėti su tai. O ką mes galim padaryti, nes konkursai tai yra gerai, bet yragi kolektyvai, kurie irgi daro tokios apimties ir neturi kur pasirodyti, nes tai yra, nėra erdvių, nes tada reikia mokėti specialiai už salės, o kai negauni to finansavimo, tai kaip? Čia pirmas. Aišku, tada galima ieškoti kažkokio eksperimentinio erdvių. Bet irgi kaip? Tada norisi bendradarbiauti, tada norisi galvoti, kaip mes galim vis dėlto sujungti į tos mėgėjus ir tos profesionalus, kad mėgėjai parodytų save, o profesionalai irgi parodytų save, nes mėgėjai ne visada eina žiūrėti profesionalus, o profesionalai kai kurie net nežinojo, kas vyksta tarp mėgėjų, kad jie galėtų tarpusavį kažkaip susipažinti. Aš labai dėkinga tau, nes aš galiu labai daug šnekėjom, bet pavyzdžiui, kaip apie pavidalį ant popieriaus ir pavyzdžiui rasti tos pačius rėmėjus, tai man labai sudėtinga. Tu labai didelį darbą darai. Tau esu labai dėkinga ir pačiam kolektyvui ir man atrodo, kad mes viską darėm labai atvirai, bendrom jėgom ir vardan vieno tikslo, kuris iš tikrųjų mus visus labai motyvavo augti. Kadangi vesdavau kompoziciją ir improvizaciją, tai man daugiau patikdavo būti kaip kino filosofija, kaip kino mokytoja. Aš labai stengiausi taip būti. Nežinau, ar man pavykdavo. Taip, nukreipti, vesti, neprimesti savo ir likti šešėlyje. Kad jie atsiskleistų. Ir dar mokėtų pastovėti už save. Nes, čia aš galiu tik, mano kartoje yra įvairūs žmonės ir pažįstu, kurie turi oratorių sugebėjimus ir gali puikiai apie save pasakyti. Man šitais dalykais buvo visada sunkiau, bet iš Čiurlionio meno gimnazijos buvo pora tokių labai gražių įvykių, kada žmogus galėjo atsistoti ir pasakyti, aš dabar noriu parodyti jums savo kūrybą. Ir aš kai girdėdavau šitą, tai man, šilta labai, nes, tai yra pilnavertiškumas. Tai tengiausi tiesiog, kad mokiniai nedarytų mano klaidas ir vis dėlto apie savęs šnekėtų.
Santykis su žiūrovu, kad žiūrovas yra stebėtojas, o ne Mhm. vartotojas. Ir man buvo labai daug, per visą tą laikotarpį savo gyvenimo labai daug buvo kovos su savim, nes eksperimentas, okei, čia valio, ryšys su žmonėmis, kuris atėjo pasižiūrėti ir kad būtų pasikeitimas, irgi tai yra labai gerai, bet ar tai yra žmogus, kuris sumoka pinigus ir tiesiog atėjo pasimėgauti, ar tai yra stebėtojas? Man yra čia skirtingi dalykai. Jis ateina ir tiesiog dalyvauja ir žiūri į tą procesą. Kartais būdavo man, kad, pavyzdžiui, per generalinį repeticiją tu pamatai taip, kad, nu, vat įvyko. Nu, taip, chebra, ne tai, kad padarė, o tiesiog tu supratai, kad tas kūrinys gyvena atskirai ir ten, nu, viskas, nu, taip. Ir man tokia mintis, ai, nu, tai jau rytoj galima nerodyti, viskas jau įvyko. Nes, nu, antiek buvo gražu ir antiek man, aš net kartais pati nustebdavau, ką žmonės gali padaryti, kurti, kokios metamorfozės su žmonėmis darosi. O antrą dieną man labai visada buvo stresinis atsakomybė už kitus, kad ir norisi apsaugot, nes kai kurie ateina kaip, nu kaip aš, pavyzdžiui, dabar ateinu žiūrėti spektaklį. Aš jaučiu dėkingumo jausmą, aš kaip šventė. Man nėra jokių, nu, parodykit man, ką jūs čia išmokat, nu, kaip ten šoka ta nauja karta. Ne, man tiesiog įdomu, kas dabar vyksta, kaip ten juda tos žmonės ir aš atėjau, aš jau nedirbu, neanalizuoju taip kaip anksčiau. Tiesiog ateinu pailsėti ir, nu, tiesiog pasigrožėti meniniu kūriniu. O dabar, nežinau, nu, gal kaip pavyzdys, kai buvo karantinas, kadangi buvo viskas uždara, tai labai norėjau išmokti montuoti video programos ir kadangi nieko šalia nebuvo, buvau pati, nu, tai buvo judėjau. Pavyzdžiui, sugalvoju kokią nors koncepciją, tada nešlifuoju, nieko nedarai, tiesiog improvizuoju ir po to iš judesių tiesiog montavai. Tai įdomu buvo, todėl kad vėl buvo eksperimentas ir suprasdavau, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų karantinas, tai turbūt prašyčiau judėti kitus žmonės. Bet tada, nu, judėjau todėl, kad nieko kito nebuvo. Tai ir montavau. Bet man, nu, tiesiog vėl, man vis tiek kūryba tai yra eksperimentas. Ir dabar, pavyzdžiui, per dramos terapiją tai yra eksperimentas. Kiekvieną kartą atneši kažko, sujungi muzikos terapiją, šokio judesio terapiją, somatinį judesį, dramos terapiją ir esi stebėta ir matai, kas vyksta ir kur eina. Tiesiog stengiesi nukreipti, jeigu pavyksta, kad vyktų terapinį procesą. Turiugi savo kūno laboratoriją, aš vis tiek dirbu su kūnu, man labai patinka, bet daugiau į tokį terapiją nuėjo. Joga terapija, somatinis judesys, kvėpavimas. Man patinka, kai žmonės ateina, pas mane dabar kontingentas 35-80 metų. Kai, pavyzdžiui, ateinam po darbų, visi pavargus jau išeina, tu net matai, kad oda kaip pasikeitė. Toks. Tai labai faina. Dramos terapijos aš naudoju labai daug visokių pratimų. Integruoju. Aš kartais namie pajudu. Nes buvo momentas, kai labai daug dėstai technikos, tai ateini namo, tikina tiesiog. O dabar atsiranda, visai smagu tiesiog pajudėti. Montuot video jau nesinu. Ne, man patinka iki šiol montavimas, kada manęs paprašė, bet, šiaip taip išsiplečia ta kūryba. Tai tas yra įdomu. Bet į sceną nenoriu. Kažkokiu momentu tie drugeliai aš kažką turbūt nusprendžiau seriją. Pačiai man scenoje jau nesinori būti. Plius paskutinį kartą jau kažkaip taip pagalvojau, nejaučiuosi taip tvirtai ir nu, kad aš turiu čia būti.
kad man jau to, kažkoks praeitas etapas ir jis buvo pakankamai trumpas. O tai jeigu palyginti su kitais, ne taip aš ir daug išeidavau tą sceną. Bet vat kaip paklausai tų seniorų, baleto artistų, jie iki šiol ilgisi to. Pas mane kažkaip savaime, tiesiog jis pasibaigė, nėra jokio ilgesio. Man scena tai čia yra sakralinė vieta. Transformacijos vieta. O čia labai gilus klausimas. Nes kai dalyvavau pas kitus choreografus, man visada buvo įdomu kūrybinis procesas. Kaip ten kodėl taip padarė, kodėl taip sukūrė, kaip čia vyksta, kokios užduotis, kokie klausimai. Tai tu, tiesiog tame esi. Ir didžiulis atsakomybės jausmas, kai eini pati įgyvendinti to, ką sukuria kitas žmogus. Man čia iki streso visada būdavo. Su mano gybi ir ta atsakomybė sunku. Labai daug įtampos, realiai. Aš noriu pasakyti, kad kūrybiniai procesai net daugiau patikdavo, kai dirbi su žmonėmis, negu kai į sceną. Ir kai išeini į sceną, į nusilinkimą pagarba žiūrovui, kad atėjo, kad surado laiko, padėka didžiulė, nes tikrai kartais tu šokiai ir staigiai tu supranti, vot apie ką čia. Ir taipgi buvo, kad tu ne iki galo ten suprasdavai, ką norėjo pasakyti arba vienas arba kitas choreografas. Bet visada būdavo, ar tikrai aš čia turiu būti? Su to šokėjo atlikimu man visada tai būdavo. Aš kažkaip stabiliau vis dėlto kaip mokytoja, kai šokio mokytoja, aš stabiliau jaučiausi negu kaip atlikėja. Tai va ta apverstoja, kur aš padariau tą solinį darbą, tai čia ir buvo toks, šokio judesio terapija, nuoširdžiai pasako. Tada ji nebuvo tokia žinoma ir populiari, gali būti, kad jeigu tada jau būtų visos tos terapinės pakraipos būtų, tada gal būtų visiškai kitaip mano gyvenime. Nes man asmeniškai tai tas darbas, tai čia tikrai buvo labai daug su vidiniu pasauliu savo. Kai aš judėjau, po to filmavau, po to į save žiūrėjau, verkiau, po to galvojau, ar man čia reikia, ar nereikia eiti į tą sceną. Ir pats stipresnis buvo pasirodymas, pats pirmas šokio salėje, kai atėjo žmonės ir aš norėjau pasidalinti, tada sakė, šiaip tu gali pasidalinti ir su kitais. Jau galvoju, okei. Tai aš labai dėkinga, kad galima buvo irgi, čia yra, man tai yra daug apmąstymų. Šiaip čia tugi save sapnuogini visiškai pilnai ir eini su savo kūdikiu. Kaip Germanas Gesas sako, kad tikrai čia yra kaip kūryba, tai yra kūdikis. Ir kartais labai sunku jį parodyti. O dar jį pabando įžeisti, pradeda ten kažką sakyti. Mokėjimas priimti analizę ir išgirsti irgi labai sudėtinga, jeigu kaip ir kai turi vaiką, tai norisi apginti. Taip prisipažinti, ten pliusus, minusus, taip, ten kaip ir visi žmonės, vis tiek besąlygiška meilė. Man atrodo, kad su kūryba irgi, jeigu tai yra nuoširdus dalykas, tai būna pakankamai jautru. Šiaip įdomu, aš paskutinį metu labai mažai į teatrą, į šokio ir į dramos. Daugiau skaitau knygas ar klausau muziką. Bet tai gali būti todėl, kad savo laiku labai daug vaikštau. Nes kai dirbau su improvizacija ir kompozicija, tai aš eidavau visur. Aš tuo metu žinodavau, kas vyksta ir pas mėgėjus visuose konkursuose, kas stato. Tuo metu žinojau visą lietuvišką repertuarą, visus spektaklius žiūrėjau ir viskas, kas buvo atvežta iš užsienio. Ir ėjom kartu su mokiniais ir po to analizavom.
Ir visada man būdavo, kad žodis patinka, nepatinka, netinka, o davai paanalizuojam, ką mes čia įžvelgiam, nu, kas mums yra priimtima ir kas gali būti svetima, bet vis tiek pagarbiai apie tai. Tai gal aš persivalgau tiesiog. Nes aš nuoširdžiai pasakysiu, kad aš dabar nieko nežinau, kas vyksta. Jau porą metų, nes dabar daugiau knygų skaitymas, nu, psichologija, kadangi dramos terapiją baigiau. Bet kada nueinu, retai dar nueinu, tada tikrai šventė. Jau nedarbas. Nes kai anksčiau eidavau, tai vis tiek, aha. Net jeigu ir dramatinis spektaklis ir yra choreografiniai kažkokie dalykai, tai, nu, tai tu mokosi, kaip čia, kokie kostiumai, kokia scenografija, koks apšvietimas. Dabar eini tiesiog kaip stebėta. O šiais laikais, tai kaip aš pasižiūriu, vis tiek jau daug tų eksperimentų daro, taip laisvai viskas vyksta, man atrodo, ir viena forma, ir kita forma. Ir ką tik nėra, man tai labai džiugu. Man atrodo, kad dabar lengviau yra kvėpuoti, nežinau. Man toks jausmas, kad labai smagu, kad daug kas nuvažiavo, pasimokė ir grįžo ir įneša pastovi naujų vėjų ir tiesiog. Man žaviuosi laisvė, kuri yra. Knygos, muzika, dailė. Dabar psichologinį dalyką.